Svarbiausi darbai prasideda dabar. Žmonės sako, tai išimk vieną turbiną, įdėk kitą ir viskas. Viskas daug sudėtingiau. Turbina yra smarkiai perkaitus. Šitą turbinėlį išsukom 125 000 apsisukimų per minutę. Tai čia pasirodo reikia pusę mašinos pakeisti. Tenka. Kaip šaltoka. Sveiki draugai, vėl Audi TT jūsų ekranuose ir šiandien laukia labai įdomus darbas. Iš tikrųjų, turbūt pats svarbiausias darbas, kiek mes esame darę, nes mes sukom, makliavom, darėm, bet taip ir nepadarėm, kad Audi važiuotų taip, kaip priklauso. Prieš kurį laiką matėte, mes buvom išėmę turbiną, ją patikrinom, su ją viskas yra gerai, bet yra trūkęs išmetimo kolektorius. Jūs turbūt galvojat, kas čia per tokie idiotai, kad jie jo netvarkė, o mes netvarkėm todėl, kad žinojom, kad ateis laikas dėti kitą turbiną. Taigi, pilna bagažinė dalių. Mes atvažiavom į Turbo Fortą ir šiandien vyrai darys patį svarbiausią darbą. Tai yra kita turbina, kitas išmetimo kolektorius, sutvarkytas, kaip matėte anksčiau, nauji purkštukai. Ir žodžiu, dabar jau didinsim Audi galią ir interkuleriai, 2 nauji interkuleriai, taip kad viskas nuo 165 kW Audi TT ir svarbiausi darbai prasideda dabar. Važiuojam. Pilna Audi TT bagažinė dalių. Čia turime interkulerius, turim kitas šlangas, turim turbiną, turim dar visokių tarpinių purkštukų. Žodžiu, vyrai viską sužiūrės, o aš visiems primenu, kad šios mūsų projektus pristato Car Vertical. Tai kai perkat Car Vertical ataskaitą, būtinai pasinaudokit mūsų nuolaidos kodu ir tai padarote 3 gerus darbus. Sužinot informaciją apie jūsų išsirinktą automobilį, sutaupot pinigų, 20% nuolaidą su mūsų kodu ir prisidedat prie mūsų kuriamo turinio. Ok, viskas suvažiavo. Ir dabar vyrai imsis darbų, kad Audi būtų great again. Taigi, Turbo Fortas ir važiuojam. Ok, Aivaras iš Turbo Forto iš karto kimba į darbus ir čia mes turime senas naujas dalis ir kol kas didžiausias klausimas, ką mums daryti su šitais pavargusiais interkuleriais, ne? Nu taip, aš tai manau vis tiek. Geriausiai vienas didelis. Reiktų nusiimti bamperį, žiūrėti, kas tinka, kaip sumontuoti. Gerai, tai čia priimsim sprendimą vėliau. Daugiau turim išmetimo kolektorių, turbiną. Tikrinsit turbiną dar, ne? Tikrinsit. Tikrinsit ir čia jau į duslintuvą. Gerai, tai kokį dabar laukia darbai? Tai išimt pradžią reikia pradėti nuo turbinos, išimt turbiną. Prisimatuoti viskas tiks ir panašiai. Nusiimti bamperį, žiūrėti su interkuleriu toliau. Tai purkštukus keisti. Arba 2 interkuleriai mažesni, arba vienas didelis, tai čia jau eigoj. Spręsit, ne? Ok, o dabar ką? Reikia viską išsiardyti ir sulupti seną turbiną. Taip. Ok. Tai va, Paulius atsivežė turbiną Audi TT K04 modelio. Iš tikrųjų, prieš dedant sugalvojom apsižiūrėti, pastebėjom tokį dalyką, kad turbina turi padidėjusi klibėjimą. Matosi čia, vat, jeigu pastumėjau sparnuotį, jinai jau siekia kriauklę pačią įsiurbimo. Tai iškart kilo įtarimas. Dėl to apžiūrėjo toliau, pamatėm per išmetimo angą, kad yra pasikraipę sparniukai išmetimo turbinos vėlenėlio. Todėl sugalvom, kad reikia ją išsiardyti, pasižiūrėti, kas ten darosi. Atsidarysim čia turbiną. Greitai išsiardysim. Primontuotas interkuleris, laukiam vamzdžių, pakeisti purkštukai ir dar pakeliui radau tokią žarnelę įtrūkusią. Oi, čia jau netrūkus, čia plyšus. Nu taip, tai čia iš siurbimo kolektoriaus vakuuminis valdymas. Per čia galėjo papildomai siurbti orą į siurbimo kolektorių. Kas galėjo negražiai dirbti motoras netolygiai, ar denginė trauka, ar dar kas nors darytis. Taip, dabar laukiu turbinos, laukiu vamzdžių, bandysiu montuoti visą siurbimo sistemą. Negaliu prisimatuoti, kol nėra turbinos.
Aivaras, kol montuoja interkulerius ir visą kitą, turim pasiruošę turbiną jau surinkimui. Iš tikrųjų, gedimas kaip ir aiškus yra. Turbina yra smarkiai perkaitus. Tai va tas ir įtakojo, kad jinai įgavo šoninį klibėjimą ir palėtė sparniukai kriauklę. Taip pat nuo temperatūros susiraitė vieta, į kurią ateina dujos, kur, grinai su kašiu. Taip pat dar pasiruošėm irgi pakeisti korpusą, kadangi nuo senaties jis visas yra iškaryjęs, tai didelė tikimybė, kad dings jos sandarumas. Prasme, turbina gali leisti tepalą, tai nerizikuojam, keičiam nauju. Parodysiu patį surinkimo procesą, kaip atrodo, nes daugumai žmonių labai įdomu pamatyti, kas ten toj turbinai, kas ten viduj. Turim naują korpusą, visą įvorių komplektuką pasiruošę. Tai šiaip procesas gan lengvas. Tiesiog sudedam viską į korpusą ir nešimės balansuoti. Kaip ratus? Panašiai jo. Rimtai? Panašiai, tik tai, kad sūkiai žymiai didesni. Ir balansavimo principas biškai kitoks. Ant ratų klijuoji svorį, o čia nuiminėjai svorį. Įdėjom slydimo įvorę. Gaunas dabar įkišim vėlianuką į savo vietą. Čia yra išmetimo sandarinimo žiedelis, kuris sandarina tiek nuo tepalų, tiek kad išmetimo dujos nepapultų į turbiną atgal. Čia procesas toks, reikia taikyti ir įkrenta viskas. Dedam tarpinę šaibutę, atraminę įvorę ir tepalo deflektorių. Taip pat eina tepalo sandarinimo gumytė ir susideda skreijikas su... Skrėjikas? Jo, skrėjikas. Mes tarpusavį taip vadinam, tarp turbinistų. Skrėjikas. Jo. Jo, čia tas yra dar ant skrėjiko žiedelis. Jisai sandarina į siurbimo pusę, kad tepalai nepabėgtų iš turbinos. Taip įsideda tiesiog paprastai. Užsimauna viskas ant korpuso. Maunam sparnus. Ir veržlė užsisuka. Taip gan paprastai viskas. Šiaip daug kas suka tą veržlę pagal kažkokį principą, tai ar kem 5 laipsnį, ar visą kitą, mes tiesiog atradę būdą su niutonais užveržiam, kad visos būtų visą laiką užveržiamos vienodai ir nekiltų niekam klausimų. Va. Tai va, šerdis yra paruošta balansuoti šiam momentui. Tai ateina išmetimo dujos į turbiną, pradeda sukti ašį, iš priekio sparnuotė pradeda traukti orą ir kompresoriaus pusėje šitą vietą pradeda spausti orą ir jau variklis gauna suspaustą orą iš turbinos. Du aušinimai pasijungia, tepalas ir tepalo nubėgimas. Mes balansuojam ašelės vibracijas. Įsidėsim į stenduką, prasisuksim ją, kokį 150 000 apsisukimų per minutę ir žiūrėsim, jeigu yra vibracijos, tiesiog nusiema svoris nuo veržlės ir išsilygina jos. Tai va, balansavimo staklės, viską reikia susimontuoti dabar jas, pasijungti tepalą ir prasisukti turbiną. Ja, čia toks sumontavimas, tik tai, kad sunkiausia dalis, kaip sakant. Turbiną susidėjom į stendą, jau susimontavom, pasijungiam tepalą, pasijungiam tepalo nubėgimą. Turbina yra įmagnetinta, štai va tokiu magnetu įsimagnetina, kad daviklis matytų sūkius. Čia yra keramikinis daviklis, tiesiog mato vibracijas. Pasidarom arti, užsidengiam, įsijungiam tepimą. Važiuojam. Ir sukam. Tai va, šitą turbinėlį išsukom 125 000 apsisukimų per minutę. Realiai, ką rodo šitą grafą? Tai žalia linija yra, iki kiek yra leistina vibracija. Mes turim žemiau žalios linijos, todėl šita turbina yra surinkta gerai, jos balansuoti papildomai nereikės. Ir tiek. Dar, jeigu įdomu, galiu parodyti besisukančią turbiną, kaip atrodo. Čia daug sūkių nedavėm, kad saugu būtų. Turbinos balansas yra geras. Toliau viską išmontuosim iš stenduko ir atiduosim surinkinėti Tomui. Gavau surinktą turbino šerdį. Toliau tęsim surinkimo darbus. Dabar dėsim šaltąją įsiurbimo kriauklę ir vėliau dėsim karštąją išmetimo kriauklę.
Tai dabar dėsim šaltąją kriauklę ant šerdės. Iš esmės tai taip va. Įsideda ir susiveržia. Jo, užsifiksuoja, nes jinai čia sukeliojęs. Čia yra turbinos dujų srauto valdymas, vadinamas aktuatorium. Tai tas čia, kur buvo blogai pas aną padaryta, ne? Taip, tai yra kojelė. būtent ta kojelė nelaimingųjų. Surinkom turbiną su šaltąja įsiurbimo kriauke. Atrodo taip. Sparneliai labai gražus, tarpeliai irgi labai geri. Dabar dėsim karštąją išmetimo kriaukę. Prisispaudžiam. Dabar dėsim šerdį kartu su įsiurbimo kriauklė ant karštosios išmetimo kriauklės. Pažiūrim, kad gerai įsistatytų. Čia kojelę va galite atsukti. Vėlgi kojelė turi savo vietą. Įsitikint, kad laisvai vaikšto. Dabar prisuksim ir užveršim varžtus šitus išmetimo kriauklės ir eisim reguliuoti. Reguliuojasi kaip ir praeitą kartą prie tam tikro slėgio, kad atsidarytų dujų srauto valdymas. Tai jo, surinkom, suženijom turbiną, tiek karštą, tiek šaltą dalis, šerdis stovi vietoj, visada pasitikrinam ar sukasi, viskas kuo puikiausiai, išmetimo dalis taipogi. Toliau eisim reguliuoti dujų srautą. O. Dar sėkiai pasižiūrim. Super, 0,3. 0,3 baro, jinai jau pajudėjus. Tai dabar išleidžiam slėgį. Pasitikrinam, ar šita kojelė nejuda. Kai slėgis yra nulinis, jinai prigludus. Labai, kad nejudėtų, nereikia. Čia yra labai gerai viskas. Ir dabar tikrinamės dar kartelį. Ir turim 0,3 daugmaž. Viskas super. Darbai baigti. Turbiną atrestauravom. Tai va, skirtumas dydžių matosi iš karto. Čia yra K03 turbina, čia yra K04. Ir dabar perduosim šitą estafetę kolegai. Sekančiam. Toliau. Dabar vyks montavimas. Gražiai, ne? Švari, graži, nauja. Žiūrėsim po toliau. Gerai, trečioji darbų diena ir matom, kad jau naujasis intercooleris vietoj, žarnų labai gražių, mėlynų. Žarnokų. Tai Aivarai, kaip einasi darbai, kas padaryta iki šiol? Po biškį einasi, dabar vėl sulaukiau vamzdžių. Eisim daryti visą įsiurbimo sistemą. Turbina tai montuota maždaug į vietą, kad padaryti visą įsiurbimą iki galo. Turbina netilpo, ne? Jau tilpo. Jau tilpo. Ką teko perdaryti? Viską. Salono šildymą teko perdaryti. Ai, viską reikėjo, nes didesnė turbina tiesiog į tą vietą netilpo, todėl reikėjo vamzdelius labiau biškį pastumti. į šoną ir gaunasi didesnė ir gaunasi, kad vamzdeliai, metaliniai vamzdeliai remiasi turbiną neužsidėjo. Tai biškį paformavau vamzdelius, biškį pritrumpinau, žarmas reikės pakoreguoti, viskas susidės gerai. Žodžiu, kaip žmonės sako, tai išimk vieną turbiną, įdėk kitą ir viskas. O pasirodo, čia viskas daug sudėtingiau. Tai va, žiūrėk, Aivarai, dar visa dėžė vamzdžių, kas dabar čia su jais bus daroma? Bus taikoma, pjaustoma, kad viskas sueitų į savo vietą. Šitas va panašaus, kad būtų va šitaip va. Žodžiu, tai dabar yra užduotis tokia. Šitas kampas eina į kolektorių. Taip. Šitas galas turi nueiti į turbiną. Taip. Tai čia yra didžiausia bėda, ne? Nes reikia per variklį, per visą nueiti į galą ir kažkaip tą vamzdį Kažkur ten, taip. jo, išformuoti taip, kad tas vamzdis, žodžiu, pasiektų turbiną. Taip. Nu, žodžiu, jeigu galvojom, kad bus mažai reikalų, pasirodo reikalų yra daug. Nu, veiklos bus tikrai. Turbina vietoje.
Aivaras įtaisė, padarė jai vietos, bet čia ne viskas taip paprasta, kaip atrodo vieną turbiną išimi, kitą įdedi. Pasirodo, viskas yra daug sudėtingiau, nes netinka nei tepimas, niekas. Žodžiu, viską reikia perdaryti. Nei tepimas, nei grįžtamas, nei aušinimo vamzdeliai, nei vieni netinka. Tai gerai, ką dabar reikia daryti? Tai reikės išsiimti grįžtamo vamzdelį, vežti, kad prailgintų jį. Per kokius maždaug reikia pasimatuoti, bet apie 10 cm. Ir reikės, kad perdarytų aušinimo vamzdelius irgi, nes irgi per trumpas ant 5 cm kokiu. Šitas, manau, ir suojus biški pašildžius, palankščius, pakaitinus, žarną pailginus turėtų jisai tikti. Žodžiu, daug kūrybinio darbo, ne? Nu, yra ką veikti, bet viskas padaroma. Ir kitas dalykas, kad vėl reikės perdaryti duslintuvą, nes dabartinis, kurį buvom palikę originalią atkarpą, jisai yra per siauras. Tai reikės didesnį diametro vamzdį. Žodžiu, kai pradedi vieną keisti, tai čia pasirodo reikia pusę mašinos pakeisti. Tenka. Bus klausimas kaip su sankaba. O kas sankabai? Variantas. Ar laikys? Ne, aš sankabą gerai moku. Laikyti sankabą moku. Visą laiką pedalą laikyti. Kad greičiau perimtum esant reikalui. Gerai, viskas netrukdom Aivarui, padėtam darbuotis ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Gerai, atvykom vėl pažiūrėti, kaip sekasi Aivarui ir žiūrim, kad čia vis labiau mėlynuoja, kaip Aivarai sekasi. Pabiškai judame priekį, Viena pusė įsiurbimo realiai padaryta. Viskas šitas susikabinta, tik tais aišku, čia atsimatavai žodžiu. Susivirint, paskui dar lakiklius dar pasidaryti vamzdžio. Dabar einam prie kitos pusės, ardausi čia dar papildomai žarnas visokias, akumą įsitraukiau. Žodžiu, pro ventiliatorių nepraeina vamzdis, ne? Taip, pro aušinimo žarną ir ventiliatorių netelpa vamzdis, kažką bandysim sugalvoti. Vieną iš senųjų vamzdžių panaudosim, labai geras kampas, turėtų būti gerai. Ok, tai dabar reikia iš interkulerio vamzdį į turbiną. Viena pusė padaryta, dabar lieka kita, bet šita pusė sudėtingiau, ne viskas? Šita pusė sudėtingiau. Čia dėl to, kad sunkiau praeiti, ne tarp tų tarpų nėra kur pralysti. Čia nėra kur prakišti, čia visokie žarnos, viskas trukdo. Kažkaip bandysim įkomponuoti, išimsim kokį vieną kitą laikiklį nereikalingą laidą. Žodžiu, kūryba tęsiasi. Kad kuo gražiau sutilptų viskas. Kūryba tęsiasi. Ok. Nu, bet gražiai jau viskas, jau matosi, žinai, jau darbo vaisiai jau matosi. Mėlynuoja, liuks, viskas, netrukdom. Pasidarėm vamzdelius, perspaudė naujas žarnas, prailgino. Tepalo grįžtamo vamzdelis, čia aušinimo. Ir kitą prailgino naują žarną uždėjo. Palikom vamzdį tą patį, biškį pasilankstysim, kad viskas bus labai gerai, biškį kūrybos. Nu čia jau ne biškį. Na ką, 4 dienos rytas, aš atvažiavau savo ryte ir žmonės sako, kad Aivaras vakar darbavosi iki 12 nakties, tai praktiškai jau iki šiandienos. Ir žmogus padarė daug darbų ir pats papasakos, kas yra padaryta, kas dar liko, nes Aivaras čia padarė žiauriai didelį darbą. Einam, pažiūrėsim, kas įvyko per naktį. Labas rytas. Naktis tai lengva. Bet vakaras tai sunkus buvo, bet daug padariau ir jau realiai nedaug iš tikrųjų te liko. Pilnai sujungta įsiurbimo sistema, pervirintas, perdarytas duslintuvas, sumontuota turbina su visom naujom tarpiniam tvarkingai jau pilnai. Aušinimo vieną žarną pajungta, liko antrą prisitaikyti pajungti, nes originalios netinka. Ką, bandysim dar atlikti dūmų testą sistemą įsiurbimo, ar viskas sandariai pagaminau, ar niekur daugiau niekas neleidžia, gal dar rasim kažkur kitur bėdų ir bandysim baigti darbų šiandien. Pritaikėm, padarėm naują išmetimo vamzdį iki važiuoklės galo realiai. Buvo ką pažaisti, iš kampų, iš likučių visokių atraižų padariau. Norėtus, kad visas būtų bent jau 60 vamzdis, nes dabar yra 55 berods, dar gale labiau dar suplotas. Taip, šitą pusę trumpesnį vamzdžiai, pro originalias realiai vietas, tai buvo paprasčiau pagaminti. Šitoj pusėje buvo ką veikti, gerokai teko pavargti, teko ir apipjaustyti visokias plasmasės ir ventiliatoriaus patobulinti, ir aušinimo žarnos padėti pakeisti, kad tilptų vamzdis, bet pavyko viską sukišti. Reikės paburti, reikia alsuoklį pervesti kitą vietą, nes kitaip žarnas išraizgyti
padaryti, nes ant šito įsiurbimo vamzdžio kitaip stovi, kitoj vietoj netinka. Reikės čia dar su tais vakumais išsispręsti, pažaisti irgi, nes šitoj turbinoj mažiau vakumų, mažiau žarnelių jungiasi negu senoji. Užkūrus žiūrėsim, kokių klaidų yra, ko reikia, ko nereikia, ką išmesim, ką paliksim. Tai ką, padaryta detalė? Taip. Dar reikės pasigaminti, išsigimdyti vieną tokį daiktą antisiurbimo vamzdžio iš oro filtro. Taip, dabar susisandarinau visas angas, kurios eina per kitas sistemas, kurių nereikia. Dabar pasijungiau dūmų generatorių, tikrinu visą įsiurbimo sistemą, ar sandariai pagaminau šią. Taip, laukiam dabar dūmų. Kažkur pasirodančių arba nepasirodančių. Geriau, kad nepasirodytų. Geriau, kad šiuo metu jie pradėtų lysti tik tais iš turbinos. Čia visur kitur būtų sandarų. Taip, čia yra viskas gerai, užsispaudžiu dar šitą žarnelę, kad biškis sukiltų slėgis ir žiūriu, ar dar daugiau kur nors nelenda. Va, radau kur. Gal kiaura? Iš kur čia eina? Va. Kiaura šlanga. Radau nulūžusią žarnelę. Bet čia jau nulūžė iš anksčiau? Taip, jau atrūpa, va, ką tik paėmiau pirštus. Tuoj sujungsim ir bandysim vėl iš naujo. Vamzdelį patobulinti reikia. Ta nulūžusi, nerandu su ko sujungti, aparat, ką turiu, tą panaudosim. Pasigaminau sujungimą, dabar reikia jį sudėti į vietą ir suveržti. Bandysim vėl. Dūmų testą, žiūrėsim, kur toliau nebesandarų. Taip, bandom iš naujo daryti dūmų testą. Žiūrėsim, gal dar kažkur kažkas išlys. Kol kas mano įsiurbimo sistema pagaminta, atrodo sandari, dūmų niekur nepasirodė, bet va, kitur atsirado problemų. Po kol kas 2 papildomos skylės. Prieš tai tą žarnelę ir dabar šitą vamzduką sutrupėjusi. Žiūrim, gal dar kažkur pasirodys kas nors. Radome dar vieną problemą, dar dūmai nepasirodė, bet pagal šnipštimą radau, kad kūros slėgio reguliatoriaus vakuuminė žarnelė nutrūkus yra. Einam dar ir ją pakeisim. Kaip ta mašina iš išvažiavo tada? Nu, jau ir dūmai pradeda rodytis.
Langelė pakeista, bandom trečią kartą. Dūmų testą žiūrėsim ar dar kažkur nepasirodys. Laukiam. Padarėm 3 kartų dūmų testą, tikrinom visą sistemą, dabar teliko viską sujungti, sistema sandari, teliko viską sujungti, dar liko pasigaminti vieną žarnelės į šitą įsiurbimo vamzdį, šitame nėra, sename buvo, reikia pasigaminti nuo šičia, kad eitų žarnelė jungtųsi šičia. Ir liko viską sujungti ir kurti testuoti. Sugaudėm visą žarnelės, kur kas jungės, padarėm paskutinę čia žarnelę sujungimą, kurio trūko, nes ant anos buvo turbinos, ant įsiurbimo vamzdžio metalinės dalies, šiandien ant guminės dalies turėjo būti. Tai padariau tokį kaip varžtą žodžių su skylutė, prisukau savadarbis padarytas. Dabar teliko paskutinis, jau realiai paskutinę žarną dėti, teliko ir oro srautą reikia pakeisti nuo 165 kW motoro, dėsim sportinį dar filtrą oro. Ir liko bamperis dar, šitą žarną ir bamperis. Gerai, viskas, Aivaras atlieka finalinius darbus, visas priekis surinktas, liko paskutinis darbas, tai uždėti oro filtrą, sportinį performance. Gerai, o kol Aivaras užbaigs paskutinius darbus, aš noriu Jums priminti apie Lietuvoje sukurtą OBD11 prietaisą. Ir tai yra labai paprastas prietaisas kasdieniam tokiam naudojimui. Galite nuskatyti savo automobilio klaidas, yra one-click appsai. Taigi labai paprastas prietaisas tokiai kasdieniai automobilio priežiūrai. Ir primenu, jeigu perkate OBD11 prietaisą, tai su mūsų nuolaidos kodu Gazas Dugnas sutaupote 10% sumos. Pasijungiam, pažiūrėsim, ką rodo. OBD11. Pabaiga. Tai kaip šitos 4 dienos tau buvo? Sunkios. Buvo daug darbo, bet visas darbas padarytas, ištestuota, pravažiuota. Dar programa, aišku, ne iki galo, bet važiuoja tikrai smagiai. Na ką, sėdėm su Aivaru Audi ir pažiūrėsim, ką mes čia turim. Turim ką nors pokytį. Mikrofonas nukrito. Čia taip prasuko ratus, jinai? Antro bėgių jo. Kol kas per daug galės, nes iš tikrųjų taip suka, kad aš net nesupratau, kad man prasuka ratus. Aš galvoju, kad čia gal kažkas yra negerai, bet Na ką, štai ir grįžom namo, pravažiavom su Audi. Kol kas dar labai sunku spręsti, ką gali šitą Audi, nes reikia dar sutvarkyti oro srauto matuoklę, sutvarkyti viską programiškai ir tada jau bus toksai finalinis dalykas. Čia, žinot, galim pasakyti, kaip važiuoja gerai, negerai, bet kai prasuksim ant stendo, tada jau žinosim tikrai. Bet gerai, kas dabar yra padaryta? Tai yra pakeista K04 turbina, įdėtas intercooleris, didelis, vienas, beje, labai nedaug trūko, kad aš jau būčiau dėjęs tuos originalius 165 kW 2 mažus intercoolerius, bet tada atėjo Tautvydas. Atėjo Tautvydas ir sako, baig, sako, su tais 2 intercooleriais, sako, imk, aš tau duodu vieną didelį, įsidėk ir bus normaliai. Todėl aš labai dėkoju Tautvydui iš ETK Performance, kuris užsijama specialiai Mercedes automobilių čipavimu, jeigu taip galima pasakyti, turi pats Mercedesą, mes gal kažkada jį iš arčiau pasižiūrėsime. Taigi, jeigu norite netgi dvigubai pakelti savo Mercedeso gali ir netgi daugiau, galite kreiptis tiesiai į Tautvydą, mes duosim kontaktą, kreipkitės. Taigi, naujas intercooleris, nauja turbina, nauji purkštukai, daug padaryta. Ačiū labai Turboforto vyram, vyrai pasidarbavo, 4 dienos darbo ir Audi namuose. Gerai, o mes judėsim toliau. Dabar laukia šiek tiek grožio procedūrų, laukia sutvarkyti viską mechaniškai galutinai ir ką, prasuksim ant stendo. Ir ką, turbūt su šita Audi mes jau einam link pabaigos.
pabaigos. Gerai, bičiuliai, o aš visiems primenu, kad šios mūsų projektus pristato CarVertical. Tai kai perkate CarVertical ataskaitą, būtinai pasinaudokite mūsų nuolaidos kodu GAZAS dugnas. Taip sutaupote 20% sumos ir prisidedat prie to, kad šitą Audi pakeistų kažkas kitas. Gerai, ačiū visiems, ačiū, kad buvote ir susitiksim jau netrukus. Iki.